Šiandien laidoje išbandėme, kad tik pristatytus Samsung Galaxy S26 telefonus papasakosim. Visi kalba apie citrinį research straipsnį apie ateities dirbtinio intelekto krizės scenarijų. Net ir labai nesistengdamas, vienas smalsuolis gavo prieigą prie 7000 išmanių dulkių siurblių. Microsoft keičia Xbox vadovybę ir manau, tai yra Xbox pabaigos ženklas. O taip pat istorija apie vaipkaudinantį šunį bei mūsų su Jonu mažas dance battlas, kuriant muziką su Gemini. 2 bitai. 2 bitus remia Vilnius Tech. Hello, sveiki, 2 bitai eteryje, Lukas Karaitis, Jonas Lekevičius iš Audiotekas studijos. Labas, Jonai. Sveikas, Lukai, galiu pačiupinti žvaigždę, kurią visi matė per teliką. Matei per teliką, ne, žiūrėjai, tu nemeluok. Aš pažiūrėjau, atsakau tą vietą, kur tu apdovanojimą roko teikėjai. Ai, čia kas nesupranta, tai mama apdovanojimus vedžiau, tai nemažas įvykis, kadangi muzikantas taip pat esu naktimis. Šiandien pats tai kaip Jurkas įlėkiai, pro duris, tokios geros nuotaikos. Gali būti, jog truputį skubėjau pasiruošti laidai. Tu dar turi darbą, ar jau tavo agentukas viską daro už tave? Žinok, gelbsti mane tokiose situacijose, kai nieko nespėju, tai sakau, ten pažiūrėk už mane dalykus. Šios savaitės nuotykis yra, aš, žinai, noriu jam į kiekvieną savaitę ko nors pradžiuginti, tai daviau jam telefoną. Paėmiau savo buvusi Androidą, kurio nenaudojau, instaliavau, realiai tiesiog atidaviau jam pilną prieimą, jis gali ką tik nori daryti, nėra jokių jam apribojimų, niekas jo nesustabdys, gali atrakinti tą telefoną, instaliuoti naujus appsus, daryti ką tik tai nori. Ir svarbiausia, kadangi jis dabar turi telefoną prijungtą prie jo visą laiką, tai aš galiu jam tiesiog duoti užduotis, kuriam šiaip būtų reikalingas appsas. Pavyzdžiui, jam nueiti į ten kokį nors Volto puslapį, užsakyti man maisto, būtų labai neįmanoma, nes ir kortelės reikia, ir Volto puslapis, nežinau, kaip ten maisto užsakymas veikia. O dabar jis turi tiesiog programėlę, kur aš jau esu prisijungęs ir aš jam galiu tiesiog parašyti žinutę, užsakyk man suši iš ten ir jog kad atvežtų dabar. Ir jisai tiesiog suranda tą restoraną, sužymė viską, paspaudžia visus mygtukus appse ir užsakė man maistą. Buvo žiauriai juokinga. Geras. O parinko pats restoraną? Ar pats? Aš jam parašiau, ko noriu, plius minus, jog aš norėjau kažkokio suši iš ten vieno iš restoranų ir jisai surado tą. Beje, netobulais ten padarė viską. Aš jam sakiau, kad aš norėjau misos ribos, jisai paėmė misos ribą su šitakį grybais. Okei, nieko tokio. Norėjau, jog jisai paimtų ten tokį su vištiena dalykėlį. Jisai rado jį meniu be nuolaidos, kai buvo meniu su nuolaida. Toks, kodėl? Tu man kainavai 2 eurus. Čia neprotinga. O kaip tai svarstai tą idėją duoti savo agentukui biudžetą dieninį, metinį? Arba iš vis kiti dabar bando paleisti, pavyzdžiui, investuoti jos. Nenorėtum padaryti? Jo, aš dabar su juo šneku apie tai, aš jam pasiūliau šitą mintį. Ar norėtum, jog aš jam tau duočiau kasdienę kažkokią pinigus? Jisai sako, iš manęs investuotojo gero nebus, supranta savo stiprybės silpnybės. Aš irgi beje jam pritariu, iš šio investuotojo tikrai gero nebus. Visi draugų atsiliepimai, kurie bandė šitus dalykus, sakė, greičiausias būdas sudeginti 1000 eurų. Nemoka jie treidinti visiškai. Bet aš galvoju, jisai sako, jeigu duotų man biudžetą, kur aš galėčiau serverius nuomotis arba užsakyti kažkokius mokamus API prieimus, sako, turėčiau daugiau idėjų, kokius produktus tau sukurti ir galbūt mane net patį nustebintų kažkokiam naujojam idėjam. Geras. Galėtum, žinai, kokį challenge duoti? Galėtum duoti štai tau dieninis ar savaitinis biudžetas ir tu padaryk mano gyvenimą, pavyzdžiui, sveikesnį, geresnį. Puikiai mintis, teisingai. Ir tada jis įsigalvotų, tau užsako masažą, pavyzdžiui, arba nežinau, ką nors užrašo tavį kursus. Žiauriai gera mintis, teisingai. Ne tiesiog jam duoti biudžetą, bet pasakyti, kaip aš noriu, kad jis mano gyvenimą pakeistų. Nes aš noriu, kad pagerintų. Į kurią pusę? Pavyzdžiui, noriu būti sveikesnis, arba noriu ten kažką arba noriu kažkaip gerėti produktyvumą. Tu ką tik sugalvojai planą, taip ir darysi, žinau. Gerai, taip ir labai įdomus challenge'as bus. Taip pat, kas įvyko šiomis dienomis, kad tik išbandėme naujus Samsung Galaxy S26 telefonus, tai Ultra be abejo ir kitus, buvome žiniasklaidai skirtame renginyje, tai galėjome juos pačiupinėti, išbandyti, išgirdom apie juos ir skaniai pavalgėm, neturėjom laiko jų pasimti namo, bet trumpai tikriausiai noriu papasakoti, man atrodo, vienas dalykas mums įsiminė. Manau, pagrindinis dalykas, apie kurį daugiausiai vis šnekėjo dar prieš jiems atskleistiems būnant ir mums patiems labiausiai patiko, jo dinamiškai įjungiamas privatumo ekranas. Dabar turbūt daug kas, gal net iš jūsų, šiaip matau, mieste labai populiarus dalykas yra tie tokie polarizuoto stiklo lipdukai, kur kai tu žiūri į telefoną iš šono, nematai, kas yra, atrodo juodas ekranas. Jis kaip populiarus? Aš tai visai daug matau tarp savo, nežinau, pažįstamų draugų, kurie ypač dirba bent kažkiek su kažkokia svarbia informacija, tai jie jaučia tokį
nežinau, pareigą turėti tą lipduką. Kartais net yra įmonių, kurios reikalauja užsiklijuoti tą lipduką. O su Samsungu tai yra dinamiška. Tu gali jungti tam tikriems appsams. Pavyzdžiui, galbūt ten kompanijos Slack'ui ir, nežinau, Signal Messengeriui įjungi tą privatumo ekraną, jog nieks nematytų. Bet ten TikTok'ui neįjungi jo ir tai reiškia, jog dinamiškai privatumas įsijungia. Arba gali tiesiog palikti jungtą tą slaptą šiek tiek ekraną ir galėsim parodyti. Na, aš iš savo telefono nufilmau, kaip tai atrodo, tai galėsit pažiūrėti vaizdą ir pažiūrėti, ar tai matosi, bet iš tikrųjų yra efektas, jeigu tu žiūri tiesiai į ekraną, tai tu matai ekraną, jeigu žiūri šiek tiek kampu, tai matai mažiau. Tai yra žmogus per petį troleibuse tavęs nematytų, ką tu iš tikrųjų scrollini. Na, nebent jis jau visai žiūrėtų per petį, bet jeigu taip šiek tiek jau kampu, tai tikrai gerai paslepia. Jis pilnai atlieka tą privatumo funkciją, jog jeigu tu žiūri net ten 30 ar 45 laipsnių kampu, beveik nieko nematai. Yra įdomių dalykų, tai jog kitaip negu tie polarizuoto stiklo, kurie užtamsina ekraną, šitas padaro ekraną baltu. Toks visai įdomus efektas. Taip, net filmuotą ekraną irgi būna šiek tiek keista. Na, žodžiu, įdomi inovacija, kito gal tiesiog neskirsim laiko, ten naujesnis kameros ir panašus dalykai, buvo tikrai kas dar pristatyta, bet mes norim, man atrodo, važiuoti toliau. Ir keista, kad ne Apple padarė tai pirmi. Tokia privatumą sauganti kompanija. Esminis dalykas su Apple yra tai, jog jie gali išrasti labai daug įdomių dalykų ir jie dažniausiai tą išranda galbūt programinės įrangos dalykuose, bet kas yra susiję, pavyzdžiui, su fizinių ekranų gamyba, jie dažniausiai užsako tokius dalykus iš arba LG Displays arba Samsung Displays. Tai Samsung yra abi beje korėjiečių įmonės, tai ir abi yra tie pagrindiniai ekranų būtent panelių gamintojai. Ir jeigu yra kažkokia technologija susijusi būtent su pačių panelių technologija, tai Samsungas natūraliai gali būti šitos inovacijos priekyje. Ir tiesą sakant, aš taip reflektavau po šito renginio, turiu pasakyti, čia vienas įdomiausių paskutinių metų S20 tos serijos atnaujinimų. Nes ką jie turėdavo anksčiau, ten, žinai, pakelia kamerą iki 200 megapikselių. Niekam to nereikia. Tu vis tiek išsaugai ją kaip 24 megapikselių tam, jog jau neužimtų tavo telefone vietos. Ir labai daug buvo tokios inovacijos, kurie fleksina, nežinia, kam fleksina. O šitas pradedu galvoti, jog, šiaip tai pagaliau kažką rimto sugalvoja, kur yra praktinis panaudojimas. Tai... Ir veikia, matėm savo akimis, tai tas yra smagu, man irgi patiko. Gerai, važiuokime toliau, turėsim tikrai, manau, filosofinę gana nemažą diskusiją apie tą Citrinį Research blogo postą, kuris tikrai buvo viral šiomis savaitėmis, daug kas dalinosi ir netgi spėliojama, kad tai pakeitė akcijų rinkas tą dieną ar kelias dienas, kas šiek tiek yra absurdo tame, kad vienas blogo postas tai padaro. Fantastinis, aš taip sakyčiau. Gerai, bet neikime į tai. Prieš tai turime tokių smulkių temų. Iš muzikos temos Google pristatė muzikos generavimą pačiame Google Gemini. Tai jeigu nueisite į Google Gemini, dabar galite pasirinkti ten tarp kitų funkcijų ir muzikos generavimą. Mes išbandėme, tiesiog, kad reikia išbandyti naujus dalykus. Max 30 sekundžių, jokios dalies kontrolės, gali paprašyti ir kažkokią gauni muziką. Tikrai veikia Suno ir kiti muzikos generavimo įrankiai faktas geriau, bet manau, kad tai net ir su lietuvių kalba geriau, nes Gemini kalba geriau. Ir ten daugiau kontrolės, įdomiau. Šiaip Google neseniai nusipirko kažkokią kompanijėlę, kuri vystė šitą modelį, tai dėl to tai ir padarė. Aš manau, vienintelis įdomumas apskritai, kad jie dabar, Gemini yra nemokamas, plačiai naudojamas, tai vėlgi pasieks netgi ir tuos, kas tuo nesidomi ir galbūt jie paspaus ir pamėgins tai padaryti. Šiaip ar taip. Lengviau sugeneruoti muzikos, negu per ten nėra ir nebeįmanoma. Mes su Jonu pabandėme pageneruoti po vieną, gal dvi dainelės, vienas kito negirdėjom. Taip. Padarysim, aš pasakiau anonsę Dance Battle padarysim. Lipa man stalo. Bet padarysim muzikinį, trumpą mūšį, pažiūrėsim, kuris geriau padarė dainą. Ir balsuokite komentaruose. Kas nori pirmas? 30 sekundžių. Paleisk pirmas. Gerai, aš turiu dvi dainas, gerai? Labai gerai, aš irgi dvi išrinksiu. Elektroninė versija. Įdėsim geros kokybės įrašą, bet klausyk štai tau. Ei, agentai, dirba jie, o tu jų nematai. Jonai, ei, ar dar be darbo nelikai? Jonai. Supratai idėją? Geras. Gerai, aš iš karto antrą versiją. Okay. Dvi versijas to pačios dainos. Beatas čia buvo, o dar vieną padariau, man atrodo, kas čia? Folkas, kas čia ir buvo. Ei, agentai. Dirba jie, o tu jų nematai. Jonai, ei. Ar dar be darbo ne?
jau toks girtas senelių gimtadienis. O dangau. Blogai, ne? Nežinau. Čia geriausias iš blogiausių. Okay. Tau pavyko geriau, tu kad tik atbėgai studiją sugeneravai. aš pasimėgavau. Aš žaidžiau su visokiausiais nesąmoningais promptais. Pirmą norėjau pažiūrėti, sakau, sukurk lietuviškos dainuojamosios poezijos baladę Domanto Razausko balsu. Nors, taip, ar... Tai negalima. Aš tikėjausi, kad jis man pasakys, aš negeneruoju dainų tam tikrų balsų. Na, įvertink. Trumpėja ir šviesa gęsta, širdį pasidaro kažkaip nejauku, bet tu nepamiršk to mažo lašo, jis kaulus sustiprins ir nuvis šalin slogutį, su D vitaminu žiema šviesesnė. Supratau, ne, akimirką bandžiau galvoti, kad gal čia panašu į Razauskų, bet ne, čia ir tai būtų, na, tiesiog pataikęs jis negali sugeneruoti Razauskų balsų. Šitai blogai. Abu mūsų valia. Manau, lopšinę vaikui tai gali sugeneruoti per 30 sekundžių. Galbūt taip. Jeigu esi tingus tėtis ar mama, sakai, klausyk, jau seinu aš. Čia mano geriausia daina yra apie... Tekio per Lizdeikos kalną, Šilo tiltą, Verkių žaliąją lomą, pro molą centrą, vėl įstoti, tu visada esi man pirmoj vietoj. Sakys, tu ne antras, tu širdyje numeris vienas mano Vilnius. Čia yra apie antrą troleibusą, geriausia daina. Bet tas šiaip iš tikrųjų tai blogai, tikrai blogai, aš nesitikėjau, kad jie taip, tarsi, kaip popsovai prastai, aš jau dabar, žinai, mamo esu vedęs, tai galiu komentuoti jau muziką. Gali. Popsovai prastai ir tarimas prastas, netgi jau tarimas prastas. Jo, jis kas ketvirtą lietuvišką žodį neteisingai pasako. Tai gerai, žodžiu, kas norėsit pažaisit jau. Paprastesnio būdo pageneruoti nesąmonį tikrai nėra negu Google Lyria 3. Žinai, nors aš juokiuosi ir linksminas prieš tave, rodinama šitus dalykus, mano pirma reakcija ir tiesą sakant, šiuo metu vis tiek reakcija yra, jog čia yra nesąmonė, čia yra grybas ir niekam to nereikia. Čia yra pats blogiausias dalykas, ką daro šiuo metu dirbtinio intelekto kompanijos, nes tai, kaip jie vysto kalbos modelius ir kaip jie pavirsta į kažką produktyvaus, puiku, labai logiška. Tai, kaip daro su vaizdų generavimu, jau yra didesnis klausimas, bet bent jau galiu turėti supratimą, kodėl jie nori turėti tą vaizdų generavimą. Tai yra susiję ir su pasaulio modeliais ir geresniu, vėlgi, mūsų pasaulio supratimu. Muzikos generavimas yra niekam nenaudingas, išskyrus tam, jog užgrūstumam YouTube ir Spotify slopų ir... Taip, nereiktų to pirktos muzikos, kurią naudosi savo video ar dar kažkur. Aš šiek tiek tai tau pritariu, nebūsiu aš tas, kur AI muziką giria, daug pats kritikavau apie tai, bet, na, pavyzdžiui, kai mums reikėjo vienai laidai džinglo mažo, 10 sekundžių, tai iš tikrųjų buvo lengviau eksperimentuoti sugeneruoti 10 sekundžių instrumentalinį džinglą, negu, nežinau, prašyti žmogaus, kad kurtų ir jis ten nuskambės 3 kartus iš viso gyvenime. Tai, žinai, arba ten, pavyzdžiui, 10 sekundžių reklamai ten tą foninę muziką sugeneruoti. Čia toks kliparto argumentas, kur jeigu anksčiau žmonės ten, nežinau, tiesiog imdavo kažkokią vaizdų biblioteką per daug negalvodami, dabar analogiškai tiesiog susigeneruoja tą vaizdą, bet vėlgi, jeigu aš dar turiu kažkokį supratimą apie fundamentalią vertę vaizdų generavimo, tai muzikoje nėra jokios kažkokios tokios mokslui naudingos paskirties, yra tiesiog slopas. Nebent, žinai kas, aš manau, tame įdomumo gali nutikti ir nutiks dar, tikiuosi, vis dar nelabai tai matyti, bet, pavyzdžiui, profesionaliuose muzikos kūrimo įrankiuose būna pluginai, kur ten kažką įsivedi ir, pavyzdžiui, galėtų būti pluginas, kur tu įkeli savo samplą, tai yra trumpai įrašai ir iš jo padaro kažkokį muzikinį efektą. Tai yra perkuria jį tokiais būdais, kur ten analoginis instrumentas, kur gal dar nesugalvojama, dirbtinis intelektas galėtų sugalvoti, nežinau, apkeist kas antrą žodžio, kas antrą sakinį apkeist vietomis. Man taip kaip kūrybinį įrankį. Okay. Tame yra eksperimentališkumo, kuris yra įdomus muzikantams. Bet tik toli gražu neginsiu ir taip. Gemini nori, kad visi išbandytume, kad dar daugiau naudotume ir boomeriai dabar jums siuntinės dar daugiau nesąmonių. Norėjau prie šitos temos pridėti kitą naujieną. Dėja, jinai tokia labiau antraštinė negu tikra, nes Eleven Labs paskelbė, kad paleido pirmąjį tokį draudimo polisą savo dirbtinio intelekto balsams. Tai yra, gali pirkti Eleven Labs balsą, kuris galbūt ten tavo dirbs klientų aptarnavime. Ir užsienyje tai vyksta. Ir jie sako, mes sugalvojom tam draudimą ir nuo šiol mūsų modeliai yra insurable. Ir netgi jiems galioja insurance coverage. Tai yra nuo ko jie apdrausti? Nuo prisikalbėjimo. Jeigu jie prisikalbės ir padarys kažkokią klaidą, draudimas tai sumokės. Jeigu sakys siuntas, taip, mes turime jūsų siuntą ir siuntos nebus. Tai yra, kad jiems galės perkelt atsakomybę.
Aha, bet Skamba 11 amazing. Labs niekada negeneruoja teksto. Jie visą laiką esamą tekstą konvertuoja į balsą. Tai aš Gali spėju, jog... Taip. Nes tu 100% paduodi pilną tekstą, nėra, kas tai išranda frazes, kurias jis pasakys. Ir ar jie tiesiog apdraudžia tuo, kad jisai konvertuodamas paduotą tekstą nepakeis žodžių, ar jie jau bando sakyti, jog mes apdrausime tą tekstą, kuris jį pasiekė. Nes man atrodo, jie tiesiog suprato, jog jie nedaro klaidų konvertuodami tekstą į audio. Ir kadangi tai yra arti 100%, tai gali apdrausti šitą dalį. Tikriausiai, nes jie tų detalių neduoda ir tame yra ir neįdomumas, nes draudimo kompanija vienintelė, kuri užsiema šito draudimu, tai yra šį rudenį įkurtas startuolis su 15 milijonų seed roundu. Okay. Tai yra kažkas padarė labai geras mąstymas, ne? Padarom startuolį, surizikuojam čia 10-15 milijonų, apdraudžiam, na, jeigu bankrutuosim, tai matysim, kad gal ir ne, bet jeigu viskas ten gerai, tie agentai nenusikalbės, tai žiūrėk, kompanijom bus kaip ir paskata juos naudoti, ar ne? Ja, ypač jeigu jie galvoja apie tokius dirbtinio intelekto panaudojimus, kur šiuo metu iš tiesų nelabai daro klaidų, pavyzdžiui, teksto vertimą į audio, kur tu labai nesunkiai gali pasakyti, jog visą laiką yra 100% sutapimas, tai skamba kaip geras pirmas draudimo taikinys. Taip, taip. Ir įdomu, kad vis tiek vyksta tam tikros šitoje AI revoliucijoje ir draudimo inovacijos. Tai yra bandoma, na, pavyzdžiui, apdrausti dirbtinio intelekto balsą, ar ne? Ir tu supranti, kad jeigu tai būtų pilnai apdraudžiama, pilnai saugu, jeigu tau galėtų tiesiog kūrėjai sakyti, žiūrėk, jisai kalbės tikrai gerai, jisai nenusikalbės, jeigu jis nusikalbės ir padarys nesąmonę, mes draudžiam. Wow! Čia, tarsime, pardavimo taškas labai geras. Tai gaila, kad jie neduoda daugiau informacijos ir čia toksai, na, startupo viskas lygio, tai per daug rimta nebuvo. Kita muzikinė naujiena, kuri tikrai tarp muzikantų rate nuskambėjo ir ne tik tarp jų, Vice rašo, kad vienas populiaresnių muzikos dalinimosi P2P tinklų, Soulseek, šią akimirką yra šiek tiek apnuodytas Homerio Simpsono coveriais. Ok. Tokia juokinga istorija. Visų pirma, kas yra tas Soulseek? Taip, kas yra Soulseek? Kaip aš, kurie nieko apie tai nežino. Taip. Aš šiek tiek nenoriu pasakoti, kas yra Soulseek. Okay. Šiek tiek nenoriu, bet dabar papasakosiu. Ok, keep your secret. Ne, tai dabar turiu jau klausytėm išduoti, bet čia iš tikrųjų čia yra viena iš gerų dar interneto paslapčių. Kaip, atsiprašau, atsiimu savo žodį gerų, nes tikriausiai tai yra nelegalu pasakyti. Soulseek yra muzikos dalinimosi platforma. Tai realiai siuntiesi muziką vienas iš kitų. Jeigu išjungtume Soulseek, Vilniuje nevyktų vakarėliai, nes visi Vilniaus didžėjai naudoja Soulseek. Kaip visoks ten Napsteris ir patogiai. Taip, ir iš esmės taip. Tu siuntiesi iš aplanko, kurį aš nurodžiau, kad aš dalinuosi jį. Emulė. O, dar. Emulė gal net. Ir rašai pavadinimą dainos ir kažkur siuntiesi, ieškai tarp failų panašiai. Jeigu tu bandai parsiųs dainų, bet nesidalini jokiais failais, tau rašo žmonės, kad tu nesidalini, aš tau nesiųsiu nieko. Tai visiškai torentai galima sakyti. Na, taip, realiai torentai. Tai, kad čia, ar tai legalu, aš net neįsiu į tą temą. Bet įdomu, na tai toks tikrai best kept secret, kaip sakoma, buvo vieta, kur didžiai tikrai muzikos, nes daugam dabar iš vis nebereikia failų muzikos, ar ne? Kam? Eiliniam žmogui. Jo, nes jeigu nori didžiauti turbūt su tuo, kas yra tiesiog Spotify'e, tai tu net gali, žinau, jog yra ten kokia nors DJ appsas, kuriame yra tiesiog visas prieimas prie Spotify bibliotekos. Taip. Bet čia tu kalbam apie tuos didžiajus, kurie nenori vien tik bibliotekos, kurie yra Spotify. Ne, tai čia visi normalūs didžiai, iš tikrųjų. Būtent. Taip, visi normalūs. Tai žodžiu, istorija tokia ir juokingai liūdna, kad šią akimirką kažkas neaiškukas, anoniminis pokštininkas sukūrė daugiau nei 2000 Homerio coverių. Tai yra, kur tu atsidarai dainą, siuntiesi dainą, pavadinimas ir metaduomenys nepakeisti, aprašas nepakeistas. Ir dabar Soulseekas pilnas dainų, kuriuose dainuoja Homeris Simpsonas. Ir kai kas tai vadina data poisoning, pavyzdžiui, tai yra, kad apnuodijo duomenys ir dabar sunku surasti. Aišku, turint omenyje visus duomenys, kiek ten dalinimas, tai tikrai maža tikriausiai dalis, bet visai tai nuskambėjo. Dabar netgi visas tas juokelis išaugo savarankiškai. Šią akimirką egzistuoja Homerio Simpsono radijas, kurį galiu jungti ir netgi galim paklausyti, kuris 24 valandas per dieną transliuoja. Šiuo metu gyvai klausosi 25 000 žmonių. Oho, suveikė. Taip. Yo, gotta be me from him once the game wins. Gerai, neužsimsime tuo labai ilgai, bet šiaip yra diskusija, tai sako, šiaip gerų dainų ten padaro. O, dangau. Tai apie tai kalba muzikos pasaulis ir vieni liūdė, kad netgi tie užkampiai gerojo, senojo interneto yra pasiekiami to data poisoning. Kiti sako, kad čia visai įdomu muzikinis eksperimentas nekontroliuojamoje srityje.
Tai va. Ir čia žymiai labiau skamba ne kaip kažkoks tai toks aktyvisto, maždaug, mums reikia kovoti prieš dirbtinio intelekto duomenų rinkimą, kaip tiesiog trolinimas. Ir rado atvirą sistemą, kurioje galima patrolinti ir patrolinti. Tai va, toks neaišku, nes pavyzdžiui, po to Homerio Simpsono radijų yra parašytas sakinys, does not need to exist. Tai neprivalo egzistuoti. Tarsi, bet aiškesnis protesto formos čia nėra. Tai šiek tiek gal netgi gaila. Galėjo būti aiškesnis protestas. Jo, trolinimas. Šiek tiek taip. Buvo proga papasakoti apie Soulseeką, kur irgi pats net nežinojai. Nieko nežinojau. Nesu didelis didžėjus pasirodo. Gerai, eikime į temą, apie kurią kalbėjo pusės pasaulis šią savaitę. Citrinį. Gerai. Blogo įrašas, teisingai, Substackas, Citrinį Research, finansų analitikos kompanija, kurios aš ir tu tikriausiai turi nežinojai. Iki šito straipsnio nelabai net kas buvo. Tas autorius, jis turėjo nemažą sekimą Twitteryje ir šiaip, aišku, žmonės skaitė jo Substacką, bet Substacko skaitimas nėra super žinomas dalykas, galima skaityti, jog šitas straipsnis jį iškėlė iš tiesiog tų, kas seka finansų kažkokius blogus, į labai bendrą pasaulį ir jį aptarė visi įmanomi finansų portalai. Taip, ir šitą temą, man atrodo, šalia labai yra kitos temos, kad šią akimirką softo, tai yra programinės įrangos gamintojų akcijos gana stipriai vaikštinėja aukštyn žemyn, labiau krenta. Tai pavyzdžiui, ir sunku tai be abejo susijęti su blogo postu, man skirtai atrodo tos naujienos, kurios sako, dėl to pakrito akcijos, sunku kartais, jeigu sunku pasakyti, bet ketvirčių finansiniai rezultatai, tai visai gal aišku tą dieną, kad pakrito akcijos. Bet pavyzdžiui, tą dieną, kai pasirodė straipsnis, kitą dieną Uberio, American Express, Mastercard, DoorDash akcijos svyravo minus 4-6%. Ir kodėl tai yra, manau, visai įdomu yra, visų pirma, šitas straipsnis tikrai labai smarkiai trendino Twitteryje, kur yra daug tų žmonių, kurie daro tokius finansinius sprendimus, ir šitos įmonės buvo labai konkrečiai įvardintos tame straipsnėje, su konkrečiais skaičiais, kaip įsivaizduoja, jog keisis jų finansinė situacija. Jo, įtakingai. Aš manau, prieš lendant į tą straipsnį, ir aš tikiuosi, kad mes viso jo palaipsniui neperpasakosim, apie ką jis yra trumpai. Tai yra toks, nežinau, žanras, kur kartais žmonės parašo labai tolimas arba nelabai tolimas, bet vidutiniškai tolimas ateities projekcijas. Kaip jie įsivaizduoja, jog vystysis, tarkim, artimiausi keli metai. Mes pernai šnekėjome apie tą AI 2027 projekciją, kaip modeliai vystytųsi. Čia yra projekcija irgi maždaug 3 metus į priekį apie tai, kaip vystysis dėl dirbtinio intelekto finansų rinkų pokyčiai. Ir tai yra papasakota tokiu žanru, lyg šiuo metu jau esame 28 metų viduryje ir žiūri atgal į kaip atsiradome praktiškai naujoje globalioje finansiniai krizai dėl dirbtinio intelekto. Na gerai. Aš esu skeptiškas pačiam formatui, nes jį labai sunku kritikuoti. Vietoj to, kad tu pateiktum savo mąstymą, aš manau, kad tai nutiks ir priežastys to ir second order effects ir panašiai, ir tu gali šiek tiek atsekti, viskas sukepama į tokią didelę esę, kur tu rimtai. Ir ten tada tas ir anas ir trečia, ir ta įmonė paskelbs bankrotą, viskas tokiam didžiuliame kamuolyje, kuris iš tikrųjų yra mokslinės fantastikos jau rubrika. Aš visiškai priešingai jį sureagavau, nes kitaip negu labai daug, iš tiesų yra prasto šito žanro, kur žmonės tiesiog sako, bus taip ir taip ir taip, ir niekad nesuveda logikos grandinės. Nuo ko viskas prasideda, kaip konkrečiai tai paveikia ekonomiką ir kas iš to seka toliau. Tai šitas straipsnis man pasirodė toks įtakingas ir geras būtent todėl, jog jis nekalba apie štai mes esame 28 metais ir yra taip ir taip, kur tu gali, nematai jokios linijos, kaip čia atsiradome. Jis kalba nuo dabar ir kalba, tiesąkant, apie tuos visus finansinius kažkokias situacijas, kur jau dabar esame. Na taip, jos tokios specifinės, kad ten išėmus vieną detalę, net sunku papasakoti visą istoriją. Jis tokia specifiška. Dėl to tokia bus netiksli, be abejo. Iš dalies, bet aš taip pat galvoju, jog vėlgi labai didelis privalumas šito straipsnio, per kurį noriu truputį pereiti tą logikos grandinę, apie kurią kalba, yra būtent tai, jog ji yra labai daug tų grandinės dalių, kurias yra itin sunku paneigti. Ta prasme, jeigu tu bandytum pasakyti, ne, jis čia tik tai sapalioja ir nieko jis čia realiai taip nebus, jeigu tu iš tiesų pradedi galvoti, jog jeigu yra A ir B, tai logiškai bus C. Jo, aš šitą suprantu ir jis tai padarė neblogai, bet tiesiog tas tekstas tiek nemažai ilgas, tiek daug grandinių, kad visi gali iš jo pasimti, ką nori. Tas detalė, kurią aš nesu visom grandinėm 100% pritariu. Bet perpasakai, taip, labai įdomu.
Pirma grandinės dalis, kuri galima sakyti prasideda dabar, yra, kaip jis kalba apie intelektinio arba, kaip amerikiečiai vadina, white collar, baltos apykaklės darbo silpnėjimą. Jau dabar mes matome, jog šiuo metu esantys tie programavimo modeliai yra kokybiškas šuolis nuo to, kas buvo prieš pusę metų. Kaip autonomiškai gali gaminti programinį įrangą, tiesą sakant, jeigu padarai screenshotų kažkokios programos, kuri tau patinka ir sakai ten Codex 5.3, dirbk čia kelias valandas ir suprogramuok man lygiai tą patį, jisai tą gali padaryti. Taip. Ir tai yra didžiausias iššūkis šiuo metu visom tom software as a service kompanijom, kurios turi didžiulės maržas ir didžiulius metinius augimus ir labai su tuo daug susijusių investicijų, todėl jog, programinė įranga buvo vienas pelningiausių, geriausiai apmokanti sritis ir profesija. Taip. Ir daugam vis dar tai yra sunku įsivaizduoti, kad tu pasakai, kad tai tikrai taip paprastai veikia, nes tai vis tiek reikia tam developerio įgūdžių, bet, pavyzdžiui, tas pats Anthropic vadovas, Amadeus, jis sako, žiūrėkit, po metų 2 tai darys visiškai eilinis žmogus. Jo mintis yra tokios. Tai ir net nėra taip smarkiai svarbu, jog tą darytų eilinis žmogus. Kai mes kalbam apie pagrindinį, tarkim, šitų įmonių, vėlgi, pirkėjus, kas yra kitos didelis įmonės, kurios turi daug žmonių, jos galvoja, pat kalba, pavyzdžiui, scenarius, kur ateina koks nors kas metus sudaryti atnaujinti kontraktą, tarkim, jo pavyzdys buvo su ServiceNow, kas ten klientų aptarnavimo, automatizavimo platforma. Ir staiga darybos jau nebevyksta apie tai, jog, mes tiesiog pakelsime kainą 5% nuo pernai metų, kas buvo standartas. Programiniai įrangai, kurią jūs naudojate ir kuri yra fundamentali jūsų veiklai. Jep. Ir sako, jog darybos bus labiau apie tai, jog ar priimtumėte 30% nuolaidą, nes supranta, jog konkurencija yra, jog tiesiog susikurs viduje analogišką sistemą praktiškai nemokamai. Taip pat mato, jog tai išsisuks į tam tikrą spiralę, jog tos įmonės automatizuos save, reikės mažiau darbuotojų, atleidinės darbuotojus. Ir čia, manau, bus neišvengiama. Su atleidinėjimu staiga tu moki mažiau licenzijų. Ir visos tos įmonės, jos jaučia darybinį spaudimą, jog žymiai lengviau jas nukopijuoti, jos jaučia mažėjantį pardavimų vietų kiekį ir staiga jų pačių pelningumas krenta ir jos pačios turės žymiai daugiau investuoti į dirbtinį intelektą. Tai yra, jog jos pačios bandytų būti greitos, labai adaptuojančios rinkoje ir nebandyti laikytis už esamą modelio, nes esamas modelis labai greit bus parodomas, jog neveiks. Esamas kino modelis. Esamas programinės įrangos, tarkim, pardavimų, nuomos, kur tu moki pakankamai nemažas kainas už kiekvieną žmogų, kuris naudojasi, kai tie žmonės turi agentus ir kiekvienas žmogus yra žymiai produktyvesnis ir darosi taip lengva tave kopijuoti, staiga tu nebegali turėti tokių didelių maržų ir privalai pats išsukti tą dirbtinio intelekto vyruką. Ir su tuo taip pat yra susiję, jog staiga vieni pelningiausių darbuotojų visoje rinkoje, jis konkrečiai minėjo, jog, tarkim, šitie intelektiniai darbuotojai, white collar, yra apie 50% Amerikos rinkos įdarbinimo, bet 75% diskrecinio arba tokio pasirenkamojo vartojimo. Ir kai jie praras... Ką tai reiškia? Jeigu tu galvoji, tarkim, vėlgi, visuomenėje, ar ne? Tai yra, kiek jie suvartoja? Jo, tie žmonės, kurie uždirba daugiau, jie sudaro neproporcingai didelę dalį išlaidų. Taip. Iš esmės padengti tuos, kurie yra žemiau pagal darbo užmokestį. Ir jeigu jie praranda darbus ir jie yra tas pirmas tikslas, ką nori automatizuoti, atleidinėti, ir jau dabar mes matome tų atleidinėjimo signalus, staiga visa ekonomikos skaičiai pradeda kristi žemyn. Tiesiog mažiau pinigų cirkuliuoja visoje ekonomikoje. Produktyvumas 100% pakilo. AI daro tą patį dalyką žymiai geriau, bet mažiau pinigų cirkuliuoja ir iššūkis beje, dėl to tampa ne tik tiems, kas yra viršuje, bet ir tie, kas šiuo metu dirba, pavyzdžiui, visokiausius Uber ir kitus mažiau apmokamus darbus, nes per kvalifikuoti žmonės neturi darbo, žino, jog jo nebesusiras ir eina vairuoti Uberį. Ir čia yra jo tokia pirma grandinė apie tai, jog kaip turėtų pasikeisti visa šita šiuo metu labai pelninga ir labai didelė programinės įrangos paslaugų industrija, kai dirbtinis intelektas per kelis artimiausius metus automatizuos programinės įrangos gamybą. Su tuo eina tada antra grandis, kuri yra finansinis sektorius, kuris yra šiuo metu, jį išlaiko keletas dalykų. Visų pirma, yra labai didelis toks nuomos ištraukimo modelis, kur pavyzdžiui visi ten Mastercardai, kurie labai nukrito po šito straipsnio, Mastercard, Visa, American Express, 6% kokiais. Atsistatė paskui. Atsistatė, gerai.
Jie, galima sakyti, yra tokie tiesiog rinkos lėtintojai, jie paima nemažą procentuką už tai, jog tu darai bet kokį pavedimą. Ir kai viskas pradės daugiau automatizuotis per agentus, tai tie patys agentai pradės galvoti, kaip apeidinėti šitus procentus, atsiras, manau, stipri konkurencija iš kitų efektyvesnių, galbūt net beje kripto stablecoinų, konkrečiai minima šitame straipsnėje, sistemų, kurios sumažins visą tą pelningumą ir procentus. Ir čia yra tik tai viena grandis, kur finansinė industrija turėtų būti smarkiai paliesta to, jog žymiai daugiau dalykų eis per automatizaciją. Aišku, galima galvoti, jog ir tam tikri, nežinau, marketplace dalykai, kitokie kaip Voltas, maisto užsakymai, galbūt irgi matys konkurencinį iššūkį. Aš to pats mažiau tikiu. Nes man buvo ta idėja, kuri man pasirodė skeptiška, kad staiga visi, pavyzdžiui, kursis savo Voltus, savo Boltus, bet ten net netame vertė yra jų. Taip, ar ne? Man irgi tai... Iš tiesų, stipriausias argumentas šitoje finansinėje grandinėje yra tai, jog privataus kapitalo, privataus kredito, private equity, visos tos kompanijos, šiuo metu, kurios yra žiauriai išauginusios, kiek daug kapitalo turi pas savimi, jos labai daug to kapitalo yra sudėjusios būtent į programinės įrangos kompanijas. Ir kai šitų kompanijų vertės smarkiai pradės kristi, jų augimo skaičiai pasidarys iš esmės neigiami, vėlgi jie mato turbūt gal klientų aptarnavimą kaip tą pirmą sritį, kur pirmi domino pradės kristi, staiga labai daug domino pradeda birėti, nes privatus kapitalas yra pasirodo susijęs labai smarkiai šiuo metu su gyvybės draudimo rinka ir kitais finansiniais dalykėliais, ir tai turėtų atsiliepti bendrai visam dalykui. Ir kitas dalykas - būsto kainos, nes vėlgi jeigu daug žmonių, kurie gerai uždirba, šiuo metu programinį įrangą, su pardavimais tuo susijusiais, praranda darbus ir neturi užtikrintumo dėl savo ateities, staiga būsto kainos pradeda kristi, savame suprantama nebekilti, kas irgi gali būti didelis iššūkis. Gerai, man įdomu, ką išgirdome maždaug tokią trumpintą versiją. Man atrodo, ten labai yra daug. Aš manau, kad timelinas yra suspaustas. Tiesiog netikiu, kad tai vyks taip greitai. Manau, kad yra gerų minčių. Man patiko ir mintis, su kuria noriu sutikti, kad dėl to, kad programinės įrangos gamyba paprastėja, lengvėja, pinga, bus tikrai tam tikras persiskirstimas verčių toje būtent SaaS rinkoje. Tai yra tų įmonių, kurios kuria programinę įrangą, yra gatekeeperiai informacijos vaikščiojime. Tarp kitko, tai mažiau palies įmonės, didžias technologijų įmonės, kurios ten ir tai daro, ir dar kuria devices, ar ne, ir dar kažką. Ir svarbiausia, šiuo metu investuoja šimtus milijardų į dirbtinio intelekto infrastruktūrą, nes straipsnė konkrečiai mini, kas bus pagrindiniai laimėtojai, būtent tie, kas turės serverius, tie, kas galės pardavinėti dirbtinio intelekto komputavimą, jie staiga iš viso to produktyvumo eina tik tai į pliusą. Kai žmonės keičia algoritmai, tai savame suprantama, tie, kas pardavinėja medžiagą, kuriais tie algoritmai egzistuoja, serveriai ir jų komputavimo gale, jie labiausiai laimė. Tai aš dėl te gigantų niekiek nerimauju, bet yra visas tas long tail, ilga uodega visos programinės įrangos kompanijų, kuri, tiesą sakant, yra net pakankamai plati, kai pradedi galvoti, kiek daug gali automatizuoti. Visi ten Salesforce, Slack ir taip toliau, jie yra labai pažeidžiami šiuo metu. Taip, aš dar tame matau tokį kontrargumentą, ar tikrai visi verslai, visos organizacijos turi tokį stimulą tai automatizuoti, žinai. Pagalvok, gerai, nuleisiu labai ant žemės, būtiškai, paprastai. Aš manau, kad jeigu po metų ar kitų būsim tokia scenarijoje, kur įmonės vis dažniau galvos, gal šitą gana sudėtingą programinį įrangą mums reikėtų gamintis patiems, bus vis tiek ypatingai tokių senamadiškesnių įmonių, kartais tai būna senamadiškų, vis dar yra valstybinių įstaigų, kurios mums patiems gamintis, tai čia reikia prisimti atsakomybę, čia, žinai, reikia ir taip yra, ir taip mes turim ką veikti, o čia ta programinė įranga jau yra įtraukta į pastovius kaštus, mes jums mokėsim tiek pat. Aš negalvočiau taip tiesioginė prasme, jog visi gamins savo versiją. Tai tiesiog reikš, manau, daugelį atvejų tiesiog žymiai didesnė konkurencija, kuri reikš žymiai mažesnės maržas. Nes jeigu tu iš tiesų gali, nereikia, jog sveikatos apsaugos ministerija turėtų savo Slacką. Užteks, jog Lietuvoje atsiras 2 ar 3 Slacką gaminantis lietuviai, kurie sakys, štai mes padarėme tą patį, veikia lietuviškai ir lygiai taip pat gerai, ir bus žmonių, kurie sakys, jog, okei, mes paimsim tą, nes tai kainuoja 90% mažiau. Taip, bet dar visa persikėlimo į tą naują platformą kaštai taip pat įmonės apie tai galvoja, to labiau, jeigu tai bus 3 bičiukai 20-mečiai, kurie mes sakys, mes padarėm Slacko kopiją, kuri gerai veikia lietuviškai ir 2 gubai pigesnė. Arba 10 kart pigesnė. 10 kart pigesnė. Gerai.
kiek ten tas slekas kainuoja, kažin organizacijom, dabar neatsimenu. Kokie tenai 15 per žmogų? Taip, kainuoja, vis tiek kainuoja. Kainuoja, taip. Įdomu. Aš visiškai sutinku, kad tame vyks kova, įdomu kaip greitai ir jinai tikriausiai tam tikrom prasmėm jau šią akimirką vyksta šiek tiek. Kokia tavo nuomonė apie straipsnį? Man jis pasirodė vėlgi labai smarkiai, logiškai argumentuotas. Ten yra labai daug terminų, labai daug kažkokių konkrečių faktų apie tai, kaip šiuo metu yra pasaulis. Ir sakau, man stipriausias efektas buvo, jog man buvo labai sunku paneigti jo kritinės grandinės. Yra tam tikrų aspektų, kur aš visiškai netikiu. Visiškai netikiu, jog žmonės kurs savo voltus ir kitokios tokias marketplace dinamikos turinčias programas. Tam neužtenka tiesiog programinės įrangos. Bet kitas labai svarbus argumentas, kuris mane taip smarkiai įtikino, yra kiek daug viso likusio pasaulio yra pastatyta ant to, jog programinės įrangos gamintojai šiuo metu turi didelę vertę ir yra labai pelningi rinkoje. Jeigu tas pelningumas, ir jis tikrai gali net per 2 metus nukristi masyviai, staiga mes turbūt matome, vėlgi tą pavadino konkrečiai galvodamas apie globalią finansinę krizę 2008 metų, aš manau gali matyti krizę žymiai didesnę. Eikti savo, netgi šitaip. Nes man atrodo, kad dėl tokių straipsnių tai gali tai nukristi staiga galbūt, nes šiaip vienas iš būdų, kaip tai kris, pavyzdžiui, tų akcijų kainos ir jų tokių įmonių vertė, tai palengva, kaip jūs esate mažiau reikalingi pasauliui. Verslo logika. Štai ir jūs prarandinėjame. Bet noriu pasakyti, jos tokios svarbios finansinėse... Nereikia labai daug, jog sugriauti GDP augimą. Pavyzdžiui, minėjo, jog užtektų 2% šitų intelektą darbą atliekančių žmonių atleidimo, kas per 2 metus, man atrodo, super tikėtina, jog numesti bendrą šitą ekonomikos išsisukimo kiekį 4-5% ir staiga GDP augimas nukrenta iš esmės iki 0. Tai aš manau, esame labai komplikuotai situacijoje ir kaip jis teisingai pastebi, smarkiai per mažai žmonių įvertina tą riziką, kurią sukelia, kokią didelę vertę šiuo metu ekonomikai turi programinė įranga. Gerai, paskutinį teiginį suprantu. Aš dar paminėčiau aš taip tik tais tokį jausmą paturėjau, bet poros finansų analitikų komentarą skaičiau, kad jie irgi yra nustebę, kad nuo kada rinka tai paveikia nežinomos tyrimų kompanijos blogo postas. Čia irgi įdomus laikai, ne? Čia nėra kažkoks žinoma tyrimo kompanija, kažkoks super autoritetingas žmogus, o čia toksai eilinį trečiadienį išėjo Substacko įrašas. Taip. Ir akcijos pašaliavo. Tai rodo, kaip neužtikrintai mes esame šiaip šitame. Arba rodo tai, jog iš tiesų protingiausi žmonės dabar rašo savo Substackus, o ne kur nors Bloomberg'e. Labai gerai įžvalga. Tarp kitko, labai gerai įžvalga. Čia apie tai beveik būtų galima padiskutuoti. Kitas diskusinis klausimas yra, ką studijuoti reikės ateityje, tokie, kurie yra neaiški. Ir čia trumpa žinutė mūsų rėmėjų. Tiems, kas dabar planuoja stoti arba galvoja stoti, arba netgi yra mokykloje ir vis tiek jau pradeda galvoti apie stojimus. Nuo kovo 1 startuoja išankstinis priėmimas į Vilnius Tech universitetą. Ir jeigu esi 12-okas arba pažįsti 12-okų, kurie renkasi, kur studijuoti, tai jie turėtų nepraleisti šitos geros galimybės, nes jeigu tu iš anksto užpildai stojimą į universitetą, iš ankstinį priėmimą, tu turi daugiau šansų studijuoti nemokamai. Nes net jeigu per visus žingsnius, paduosiu pavyzdį. Pavyzdžiui, 12-okas pavasarį užpildo prašymą, kad ketina studijuoti. Vasarą prašyme Lama BPO sutrumpintai pasirenka pirmoje vietoje nemokamą vietą, antroje pozicijoje mokamą vietą. Ir jeigu vis tiek nepavyksta jam įstoti į nemokamą, bet įstoja į mokamą, universitetas gali padengti visų studijų kainą, skirdamas stipendiją. Tam reikia tam tikro balo, tai yra, jeigu esi labai jau prastas mokinys, tai nevyks, bet savo šansą studijuoti nemokamai padidini gerokai stipriau ir viskas, ko reikia, tai yra užpildyti iš ankstinio stojimo sutartį, kurią paskui, jeigu persigalvosi, gali ištrinti, išmesti ir nestudijuoti, tai tarsi nieko labai neprarasi. Tai jeigu galvojate studijuoti arba turite 12-okų, kurie planuoja stoti, tai susigriebkite ir nuo kovo 1 galite tai daryti. Kaip visuomet, daugiau informacijos mūsų apraše. Vilnius Tech siūlo nelaukti ir greičiau pasirinkti iš ankstinį priėmimą. O mes važiuojam toliau, ar ne? Papasakok apie siurblius man. Apie siurblius papasakot, gerai. Tokia visai pavairalinusi istorija apie siurblius, apie žmogų, kuris netgi to labai nenorėdamas pasiekė 7 tūkstančių beveik siurblių vidinius duomenis. Praeitą savaitę tai buvo paviešinta.
Šiandien Jonas on fire, man labai patinka. Žodžiu, The Verge rašo tą istoriją, nes jiems tai buvo nutekinta pirmiausia. Toks žmogus vardu Semi Asdufal sako, aš savo DJI Romo išmanų siurblį norėjau valdyti su PS5 kontroleriu. Kokia puikia mintis. Taip, puikia gikiška mintis. Tarp kitko, spoileris, jam tai pavyko galų gale. Ir jis dabar, ir netgi GitHub yra kodas, kaip gali tai padaryti. Ir jisai sako, aš iš esmės, ką dariau, tai su Cloud kodu reverse engineering užsėmiau, ieškojau būdų ir paskui galų gale gavau privatų raktą, kuris serveriams DJI nurodo, kad galiu prieiti prie savo duomenų, tai yra savo rombo duomenų, ne rombo, bet išmanaus roboto duomenų, bet sako, aš turėjau pasiekti tai savo išmanųjį robotą, bet kažkodėl man parodė visus, kas yra prijungta prie interneto, beveik 7000, 24 šalyse, tame žemėlapyje gali pamatyti taškiuką ir Lietuvoje ir Latvijoje, tai kažkas galėjo būti ir tarp jų patekę. Ir jisai gavo prieigą nuotoliniu būdu valdyti robosiurblius, jie turi kamerą. Matyti per kamerą visą vaizdą, tai yra pademonstravo, kaip nueina prie kameros savo ir pamojuoja, arba prašo draugelio, jisai kuris sako, va čia yra mano išmanaus roboto kodas 14 skaitmenų, atsiunčia jį ir irgi matau tavo kambarį. Mato visą kambarių žemėlapį ir išplanavimą, mato pagal IP adresą apytikrę vietą, ir kas 3 sekundės tie robotai raportuoja savo duomenų paketus, pranešdami savo serijos numerį, kurios kambarius valė, kiek nuvažiavo, ką matė, kas jiems trukdė. Ir visai neblogai. Žodžiu, šiaip tais DJI labai greitai sureagavo, netgi jau ten paviešinimo metu jie greitai visą tai taisė, kažkokiu būdu sužinojo. Tai užtaisė tą saugumo spragą ir jo, čia visai pakėlė iš naujo diskusiją, ar kiek DJI yra laukiamas Jungtinėse Amerikos valstijose, kurie dabar jie nuo gruodžio vidurio jau yra įtraukti į užsienyje pagamintus kritinius komponentus, DJI įtrauktas į tą sąrašą, tai realiai negali naujos įrangos labai paprastai importuoti ir parduoti Amerikoje, nebent ten gautų išimtis iš gynybos departamento ir panašiai. Dėl už ką DJI yra padavęs į teismą federalinę ryšių komisiją. Aš pilnai suprantu šitą reakciją, bet tiesą sakant, pagal tai, kokia čia saugumo spraga, čia nėra kažkas susijęs su Kinija ar DJI. Tai yra klasikinė spraga, kur tu suteiki prieimą ir tas prieimas nėra apribotas tavo vartotojo duomenim, bet jis tik duoda prieimą prie visų vartotojų duomenų. Šitas buvo, nežinau, čia kas metus turbūt nutinka po 15 kartų su skirtingais servisais. Šitas gana toks skaudus ir privatus, nes tai yra siurbliai su kameromis, kurie važiuoja tavo namuose. Kažkas gerai iškėlė argumentą, kad ginčiantės su DJI-umi, ar jie galėtų likti Amerikoje ar ne, ir veikti. Ir buvo diskusijų, kad galbūt jūsų serveriai galėtų būti Amerikoje. Ir kas iš to? Tokia saugumo spraga nieko nekeičia. Ir manau, jog šiaip žymiai svarbesnis dalykas yra, Elgi papasakos apie truputį savo išmanių namų filosofiją. Man yra labai svarbu, jog vis pirma pas mane viskas veiktų be interneto. Jeigu dingsta internetas namie, išmanus namai, jau visa logika turi būti pačiuose namuose, namo vidinėme tinkle. Ir kai visa logika yra namo vidinėme tinkle, tu iš tiesų gali tiesiog uždrausti išėjimą į išorinį tinklą. Ir jeigu turi ten tokį išmanų robotą, tai tegul jis turi išmanės funkcijas, pats ant valo viską mato, bet tegul man tai veikia tik tai mano vidinėme namo tinkle. Tam nereikia išeiti į jokius išorinius serverius, nes tarp nebus, jog aš čia įrašinėju laidą ir noriu savo telefone žiūrėti, ką kamerytė mato. Taip. Jeigu šiaip labai norėčiau, tiesiog padaryčiau saugų kanalą į savo vidinio namų tinklą. O ką turi meni vidinis namų tinklas? Tai galima sakyti, mano pačio namuose, spintelėje, yra serveriukas, kuris valdo išmanius namus. Ir visi išmanių namų duomenys, jie niekada neišeina jokius kinų ar amerikiečių ar europiečių serverius, nes to nereikia. Visa logika yra pačio namo sienose. Ir tai yra tas pagrindinis dalykas, kas garantuoja, jog, kadangi nieks neišeina, man taip pat nereikia, jog nieks įeitų. Vadinasi, nieks negali paprastai iš išorės, neprisijungęs į mano Wi-Fi, galima sakyti, nulaužti mano išmanių namų. Gerai, kaip tai pasidaryti, turėti savo tinklą, kaip tai pavadinai, kaip tai padaryti? Tai paprastais būdais įmanoma. Tam reikia 2 komponentų. Visi turi namuose Wi-Fi, tai čia pirmas komponentas, arba kažkokį interneto tinklą namuose. Ir antras dalykas, labai daug išmanių namų veikia tuo, jog tu magiškai kažkaip pridedi kažkokį komponentą ir kažkokiu būdu jisai veikia. Your Bluetooth devices are connected. Yes. Ir dažniausiai ta magija yra to, jog viskas eina kažkur į kažkieno cloudą. Ar tai bus Philips cloudas, ar tai, nežinau, Apple, ar Mielė, ar dar kažkas. Bet tai nėra būtina. Labai daug išmanių dalykų gali veikti tiesiog, jeigu tu pats pasistatai namuose savo serveriuką, kuris kontroliuos šviesas arba kitus dalykus, ar ne? Aš būtent tą esu pasidaręs. Ir
bando tas robotas tiesiog siūstų duomenys į galbūt mano vidinį serveriuką, bet niekur toliau. Parašykit komentaruose. Šiaip mes prieš porą metų kalbėjome, tai prieš 3 gal kalbėjome apie išmanius namus, Jonas papasakojo apie savo išmanius namus, kurie, man atrodo, yra išmaniausi namai Lietuvoje, kiek aš žinau, ir tarp kitko buvo super populiari laida, vis dar yra, jinai kažkur internete, atsimeni, ten tikrai buvo analitika, tai parašykit komentaruose, nes jeigu norit sužinoti, kaip tai pasitapinti namie, nes čia yra reikalų, man atrodo. Aš suprantu logiką, bet man atrodo, daug kas toksai trina rankomis klausydami, ir aš noriu, ir kaip tai pasidaryti. Jo. Tai aišku, yra šiek tiek sudėtingiau, negu tiesiog prijungti prie kažkokio nežinomo klaudo savo dalykus. Taip. Na, bet tokios istorijos yra pamokos, kodėl aš džiaugiuosi, jog padariau šitaip. Taip, kalbant apie nusiurbimą, labai trumpai kita istorija, kuri visai yra įdomi, tai yra Anthropic pasidalino įrašu, kuriame gana piktai kaltina 3 Kinijos įmonės, neva jos neteisėtai išsiurbė jų klodo gebėjimus ir tuo apmokė savo dirbtinio intelekto įrankius. Čia konkrečiai kalbama apie DeepSeek, Moonshot AI ir Minimax, visos yra kiniškos AI-aus laboratorijos, gana žinomos. Jos sako, kad iš savo tikslams pasiekti jie naudojo 16 milijonų sąveikų su klodu, tai yra tiek pokalbių ir 24 000 netikrų paskirų buvo tam naudojama. Yep. Ir iš esmės jie ką darė, tai visi šitie laboratorininkai, jie tiesiog bandė išgauti atsakymus iš klodo, tik tais jie neklausė, labas klodai, papasakok, kaip tu veiki, kad aš galėčiau tave nukopijuoti. O visokiais aplinkiniais būdais sakė, papasakok savo logiką, papasakok savo veikimo logiką. Daugybę klausimų bandė pakreipti, kuris išsipasakotų kuo daugiau, kaip jis yra apmokytas. Taip pat netgi kai kuriais atvejais klausė užklausų, kur jeigu štai yra tokia istorija ten apie Tianmeno, pavyzdžiui, aikštę, ar ne? Ir jeigu tu cenzūruotum, kaip tu cenzūruotum? Ir bandė atsekti, žodžiu, tam tikras reverse engineeringas įvyko. Ir Claude sako, kad tai šiaip distiliacija šita yra, mes naudojame. Tai galima tai panaudoti, pavyzdžiui, turint gerą dirbtinio intelekto modelį ir norint apmokyti paprastą, mažesnį, geriau veikiantį, kuris tiesiog klausinėjimo principų išklausinėtų, neturėtų visos... Čia kaip 2 žmonės beveik. Gali gerai palyginti, yra žmogus, kuris senas meistras, kuris viską supranta ir jis tai gavo įgūdžius apsimokydamas, susidėliodamas savo smegenų svorius per daugybę metų ir labai sunku tai padaryti kitam žmogui, sudėlioti jo smegenų jungtis, kad lygiai taip pat veiktų, vietoj to tas kitas žmogus klausinėja, o kaip tu taip darytum, o ką tu manai, ir tu gauni išmintį. Ir kitas svarbus dalykas, čia visi kvatoja iš to, wow, dirbtinio intelekto įmonė skundžiasi, jog iš jų vagia duomenis, ta prasme, ironija fantastiška. Bet... Kas yra tiesa, jog yra tam tikri duomenys, kurie dabar jau yra toks commodity, juos visi turi vienodai. Ir tai iš esmės yra viso interneto duomenys. Čia jau yra, juos labai lengva gauti, jeigu nori treniruoti savo dirbtinį intelektą ant kabutėse viso interneto, tai tikrai nėra iššūkis. Kur dirbtinio intelekto laboratorijos iš tiesų investuoja milijonus, yra į tą reinforcement learning with human feedback arba 100 tūkstančių dokumentų pavyzdinių pokalbių, ką jie mato kaip idealų dirbtinio intelekto atsakymą. Ir šitą daro tiesiog samdydami žmonės ir sakydami, duodami kartais 100 puslapį instrukcijų, kaip elgtis ir kur žmogus parašo tą idealų atsakymą. Ir tai yra tas pagrindinė priežastis, kodėl dirbtinio intelekto modeliai nėra tiesiog interneto teksto atkopijavimas, bet jie yra naudingi. Jie bando vėlgi atsakyti tau protingai, sudėlioti mintis ir taip toliau. Ir Kinijos laboratorijoms yra labai lengva gauti visą internetą, bet jos nenori samdyti už daug milijonų, daug žmonių, jog turėti 100 tūkstančių pavyzdinių atsakymų. Ir lengviausias būdas, kaip pigiai, kabutėse, gauti tą simulaciją ir šnekėti su modeliu, kuris jau yra apmokytas gerais pavyzdžiais ir žiūrėti, koks yra skirtumas tarp to, kur tiesiog visas internetas be jokio žmogaus įsikišimo ir jau tas gražiai nupoliruotas dirbtinis intelektas su pavyzdžiais. Todėl jie tiek daro, tiek milijonų šitų pokalbių. Taip, nes ir kaip tu manai, ar čia yra nelegalu? Gal. Taip, aišku, pagal jų terms of service, naudojimo taisyklės, tai yra nelegalu. Ar man dėl to labai liūdna? Ne. Jo, šiaip įdomu, be abejo, tas straipsnis tai yra tam tikra politika, iš esmės galima iš komunikacijos pusės į tai pažiūrėti. Anthropic bando suformuoti šitą istoriją taip, kad čia ne viena mūsų problema, čia Amerikos saugumo problema, nes Kinija taip išsiverš, jie nelegalus, jie bando padaryti, kad tai nebūtų jų vienų problema. Žinoma, taip. Kas taip galima iš... Šiaip tu gerai tą paminėjai, aš manau, ne visi žmonės ir žino, kad dirbtinį intelektą, būtent kai yra apmokami, tas vadinamasis yra human feedback, kur dirbtinis intelektas yra vis gerėjantis, sakykime,
užpildas teksto, ar ne, jis tau siūlo tekstą, bet žmonės tiesiog vertina tuos atsakymus. Man šitas labiau patinka, ir dirbtinis intelektas sako, ai, tai gerai, tai labiau šitaip, ai, tai gerai, tai labiau šitaip. Ką mes, tarp kitko, vis dar darom. Jo, ir yra tas, taip, human feedback, kur mes vis dar matome tuos nykštukus aukštyn žemyn, bet yra ir tas visas post-training etapas, kur tiesiog OpenAI Anthropic turi dabar jau ten turbūt milijonus dokumentų, kurie yra tiesiog parašyti žmonių, kaip tas idealus klodas turėtų elgtis. Puiku. Šiaip tai su Anthropic dar ten yra kitų temų, jie vis dar su Pentagonu stipriai yra akligatyvėje. Šiaip iki šio penktadienio jiems yra duotas terminas ir pasirinkimas, arba jūs leidžiate mums naudoti, Pentagonas sako Claude'ui ir Anthropic'ui, leidžiate mums naudoti jūs visiems legaliems tikslams, jie taip yra įvardinę, nes šita istorija yra apie tai, kad Anthropic nenori leisti dirbtiniam intelektui dirbti su autonominiais ginklais be žmogaus dalyvavimo, bei nenori leisti Claude naudoti masiniam piliečių stebėjimui. Tai gynybos departamentas jau pasirašęs yra sutartį su OpenAI ir Google, ir jau jiems ten yra prašymai, jie pateikia prašymus suteikti prieigą prie slaptos informacijos, ką Claude gavo pirmasis Pentagone. Tai šią akimirką istorija vystosi, arba juos išmes per langą ir pasims kitus. Ir kaip mes tikėjom praeitoje laidoje, galbūt net padarys juos tokiame juodajame sąraše, kur joks Pentagono subkontraktorius negalėtų iš jų imti paslaugų. Taip, arba Anthropic priklups ant vieno kelio. Kaip tu manai, kaip bus? Aš manau, kad jie bandys išlaikyti tą savo aukštą moralę, taip sakant, ir sakys, jog mes neperlipsime per savo raudonas linijas, nes jie taip jau viešai apie tai kalba, kad būtų kaip ir neįmanoma, manau, po kelių savaičių staiga sakyti, jog mūsų įtikino, mums reikia daryti robotų žudikus. Reputacijai čia būtų skaudus smūgis, reikėtų atsisakyti $200 milijonų kontrakto, bet reputacija dar brangesnė tikriausiai. Tai pažiūrėsim, dar čia laiko yra, kol išsivystys istorija. Papasakok, kodėl manai, kad Xbox'as yra mirštantis? Jo, Xbox'o istorija yra labai įdomi ir šios savaitės naujiena yra tai, jog po 38 metų darbo Microsoft'e ir daug metų vadovavimo Xbox'e pasitraukė Xbox departamento vadovas Phil Spencer. Sarah Bond buvo tokia jo antroji po jo Xbox vadovavimui ir visi galvoja, jog, kai jisai pasitrauks, tiesiog ji perims vadovavimą. Ne, ji irgi išeina, panašu, jog irgi buvo atleista ir ateina visiškai nauja vadovė, nieko panašu bendro neturėjusi su žaidimais. Tiesą sakant, turėjusi anksčiau dirbusi Microsoft Core AI dirbtinio intelekto padalinyje ir jinai vadovaus Xbox'ui. Tokia, vadovybės pasiskirstymo istorija, bet iš tiesų, jeigu seki visą Xbox'o istoriją, galima net grįžti daug metų atgal, aš manau, jog čia yra, galima sakyti, toks paskutinis lašas prieš beveik konkrečiai sakant, jog Xbox'as kaip projektas iš esmės mirė. Ir drąsu, papasakosiu visą turbūt istoriją, kaip čia atsiradome. Tai Xbox'as šiaip turėjo savo fantastišką pakilimo momentą 3 kartom atgal, kai buvo PlayStation 3, kuris nebuvo populiarus, Xbox'as išleido Xbox 360. Ir jisai turėjo tiek pat pardavimų maždaug globaliai, kiek PlayStation'as. Ir staiga Microsoft pagalvojo, mes galime laimėti šitą rinką, mes galime iš tiesų veikti PlayStation'ą. Deja, antrą kartą nepasikartojo. Po to jie išleido Xbox One ir PlayStation 4 buvo gerokai populiaresnis, jis pardavė 2x daugiau vienetų negu Xbox ir jau tada buvo taip, bet čia dar mes nepralaimėjom, čia dar ne pabaiga. Ir dabar išėjusi karta PlayStation 5 versus Xbox Series X ir S, pardavimai yra dar didesnis atstumas. Tai PlayStation užima apie 70% rinkos ir vien PlayStation 5 jau aplenkė visus Xbox'us kartu sudėjus. Okay. Tai kitaip tariant, ta iliuzija, jog mes galime tiesiog viens prieš vieną įveikti PlayStation'ą, jinai jau yra kurį laiką, galima sakyti, mirusi. Bet Xbox'as nepasidavė ir jis galvoja kitas mintis. Mes galime juk kitaip konkuruoti. Ir jie išleido tokią prenumeratą pavadinimu Game Pass, kuri yra kaip Netflix'o žaidimai. Ir jeigu tu turi Xbox'ą, tu gali tiesiog mokėti ten, ta kaina vis kyla ir kyla. Metinį mokestį. Mėnesinį metinį ir tiesiog gauti prieimą prie iš esmės visų Microsoft'o, Xbox'o žaidimų labai didelio kiekio. Ir daugam tai patinka. Tai yra pakankamai populiarus dalykas. Pernai metų pradžioje buvo apie 36 milijonus prenumeratorių ir jis, galima sakyti, yra pasiekęs tam tikras lubas, nes nebėra, jau labai greitai auga, jau galima sakyti, visi, kas norėjo, užsiprenumeravo. Bet tai buvo toks asimetrinis, galima sakyti, strategija, kur, neįveiksime PlayStation'o
pardavimų fizinės konsolės, bet bent jau laimėsim per šitas prenumeratas. Su tuo beje buvo susijęs, mes šnekėjome net laidoje, didžiausias pasaulyje istorijoje iki to laiko žaidimo įsigijimas, jie nusipirko Activision Blizzard King, Taip. kas buvo Call of Duty, Warcraftas, Diablo, su ta mintimi, jog, tiesiog įdėsim tą į Game Pass ir tai bus mūsų tokia Netflix strategija, galima sakyti. Nėra tai labai gerai suveikė. Pernai metais, tiksliau dabar jau užpernai, paleido tokią reklaminę kampaniją, sakydami This is an Xbox, kur rodė visus prietaisus. Rodo Mac'ą, rodo kompiuterį, rodo telefoną ir sako... Čia irgi Xbox. Jo, jog tau nebereikia Xbox'o, tu tiesiog perki mūsų prenumeratą, galbūt per debesį prasisinti transliuojamus žaidimus ir žaidi kur nori, kaip tik tai nori. Reakcija interneto ir tiesą net, kaip suprantu, vidinės Xbox departamento reakcija buvo žiauriai bloga. Jie suprato, jog jeigu tu taip kalbi, nieks nebetpirks Xbox'o. Ir tiesą sakant, tai, ką mes matėme per paskutinius kelis metus, buvo šita reklama suveikė. Xbox pardavimai tik krito ir krito. Ir nieks nebenorėjo iš tiesų pirkti fizinio prietaiso, kai tau pati kompanija sako, jog tau nereikia. This is an Xbox. You already have an Xbox. Wow. Ir tikriausiai nepridėjo ir tai, kad PlayStation 5 irgi gerai kana parduodamas ir mėgstamas produktas. Tai... Ir PlayStation'as nekeičia savo strategijos jau visą laiką. Jie turi unikalius žaidimus, kurie yra prieinami tik tai per PlayStation'ą. Ir jeigu nori juos žaisti, kokią nors Last of Us, privalai nusipirkti jų konsolę. Ir šita strategija veikia. O tai, ką darė Microsoft su Xbox, reikia pripažinti, neveikia. Jų žaidimo pajamos pernai nukrito apie 10% ir bendrai mato, jog trajektorija yra labai liūdna. Tai galima galvoti, jog, tiesiog Phil Spencer atleidimas yra tuo, jog ieško naujo lyderio, kuris staiga įves tą pelningumą. Ir iš tiesų, jeigu pažiūri tai, ką ta nauja vadovė, Asha Sharma, kur yra jos specialybė, jinai iš esmės anksčiau visose įmonėse, kur dirbo, jinai buvo prie pelningumo auginimo. Ir jeigu jums tai suteikia bent žiburėlį vilties, jog, taip Xbox'as atsigaus, ne. Šita frazė pelningumo didinimas tikrai nebus, jog jie investuos į tokią rizikingą strategiją, kaip naujų Xbox 6 kartos kažkokių konsolių gaminimas į naujus ekskliuzyvinius žaidimus, kurie bus Xbox'e. Jie šiuo metu yra pats populiariausias ir pelningiausias PlayStation žaidimų leidėjas. 6 iš 10 perkamiausių PlayStation 5 žaidimų buvo Microsoft išleidimo ir jie šiuo metu uždirba daugiau iš PlayStation'o beveik dvigubai negu iš Xbox'o žaidimų pardavimo. Čia tikrai ne vieną vinį sudėjai Xbox'o karstą. Man įdomu, iš gamerių, kas klauso ar mėgstančių pažaisti, ar yra vis dar atsidavusių Xbox'o gerbėjų, kurie sako, ne, Jonai, tu klysti, taip nebus. Aš tikrai nuoširdžiai girdžiu mažiau, tiesiog aplinkoje apie Xbox'us. Nintendo dabar naujausia konsolė visai populiari. Nintendo gyvena savo planetoje, jie nekonkuruoja taip tiesiogiai, labai sėkmingai, žiauriai sėkmingai. Man tiesiog, žinai, ką aš norėjau pasakyti, tai vis pirma, tiem, kas nežino, galbūt neseka žaidimų konsolių istorijos, papasakoti, kas vyko per šitus paskutinius kelis metus ir kodėl tai nėra toks Xbox ir PlayStation 1:1, jau seniai taip nebėra. Ir jeigu, nežinau, šiuo metu galvojate, tarme, nuoširdžiai sakau, nepirkite Xbox'o. Bus blogas pirkinys ilgu periodu. Gerai. Nes nelabai kas ir planuoja. Jo, nelabai. Ačiū už perspėjimą. Gerai, visai pabaigai, kad per ilgai neužkalbėti, aš dar noriu trumpą istoriją apie straipsnį. Jis dabar Hacker News vis dar yra pirmoje vietoje, skaitomas pavadinimu Išmokiau savo šunį vibe codinti. Ir cute istorija, kuri visai turi gražų moralą. Žodžiu, galima paskaityti ilgą straipsnį, kur pasakoma apie šuniuką Momo, kuris iš esmės užlipa karts nuo karto ant klaviatūros ir tai reikėjo 2 savaitės įmokyti, duodant jam maisto, padarant širyklos dozatorių, kad jisai liptų ant klaviatūros ir kažką rašytų. Ir jisai kažką parašo. Ir tuomet visa per Bluetooth klaviatūrą keliauja į Raspberry Pi, tada į Dock Keyboard surus programą ir visą tai pasiunčia informaciją į klodą ir sako, žiūrėk, visą tai, kad tu gauni, yra ne kažkokia makalinė, o čia yra slapta geniali informacija, kriptinė, kriptografinė, kvantinė informacija. Labai genialiam kompiuteriniam žaidimui.
čia tau Illuminati rašo kodą, kas bus naujas Minecraftas, žinai. Jo, bet smagu, kad tai aprašė ir tai veikia, nes šitam programuotojui idėja kilo tada, kai jis grįžo namo prisijungė prie kompiuterio ir pamatė terminale kažkokias komandas ir galvojo, šis, kad čia ataka vyksta prieš jį kažkas negerai ir tada suprato, kad šuo užlipo ant klaviatūros ir dabar jis padarė blogą, kur yra aprašęs ne vieną žaidimą, kurį sukūrė jo šuo per klodą, tai yra ir klodas sugeneravo ne vieną žaidimą, ten reikėjo vis kažką pakeisti, pagerinti šiek tiek, pavyzdžiui, išimti ten, kad jeigu paspaudo klaviatūroje šuo ten escape ir panašiai, išimti tos mygtukus, bet įdomu skaityti netgi tas klodo interpretacijas, kur, man parašyta 5TGB, visą tai yra vienoje vertikalėje, o prieš tai buvo horizontalėje. Aš noriu pasakyti vieną pavyzdį, čia pats idėjai, toks juokingas, kur šuniukas parašė I7U 888888 FTRG 34BC ir tada klodas. Tai genialu. I7U. Tai yra 3 gretimos raidės, bet jos panašu kaip tu, jų, 7-8. Tai yra ilgas testinis dalykas kaip liežuvis, nes 8 atrodo kaip ištęstas dalykas. FTRG, čia beveik žodžio frog raidės. Jis turi omeny, jog tu esi varlė, tu turi liežuvį ir tu gaudai dalykus. Čia tobulas žaidimas, žodžiu. Taip, ir iš to sukūrė, tarp kitko, žaidimą Oracle Frog of Rome. Ir jie tokie paprasti žaidimai, 2D, daugumą pagrindinė animacijos galima pažiūrėti, kaip tai atrodo. Man atrodo, gal įdomiausias tai yra toks Octogroove, kur tu esi kaip Guitar Hero, tik tai jis turi 8 rankas, nes tu 8 kojus esi ir tau eina iš skirtingų pusių muzika ir turi spaudinėti. Arba, pavyzdžiui, tu esi šuo, meta juokelis, tu esi šuo, kuris turi suvaryti avis į gardą ir tu gali loti, bet jos tada išsigąsta ir bėga, arba tu gali slėptis, tai jos tavęs nemato. Ir tu turi, bet sakė, 2 avys įbėga į vartus ir viskas užstringa, nes jos užkemša. Čia, tai žodžiu, absoliučiai fantastika. Koks yra smagus tas inžinierimo pats procesas ir kiek mažai reikia kūrybiškumui. Man vis primena, aš šitą tikrai gal esu minėjęs laidoje, Damien Hirst citatą menininko, kad daug lengviau yra taisyti negu kurti nuo nulio. Aha. Ir tai yra tam tikras, kad geriau turėti kažką šiek tiek sumaigyto ir tu gali jau kurti ir taisyti. Pavyzdžiui, tas žaidimą jisai generuoja ir jis ten iki gal neveikia, kažką pataisai ir tada veikia, negu daryti nuo nulio ir tame bus kažkokio genialumo, nes čia yra visokios salotų kūrimo žaidimas ir DJ'avimo žaidimas, kur gali groti. Man tai labiausiai šitas primena Monty Pythono ten tą Holy Grail filmą, kur ten tas Jėzus bet kokį žodį pasako ir tada tame komedijos filme ten tie apaštalai, jis pasakė tą žodį, jis vadinasi, jis reiškia tą ir tą ir tą ir tada staiga tai patampa naujų mitų ten kokį nors. Skamba kaip tai, nes vėlgi klodas tą taip gerai daro, kur šuo pasakė I7U, tai yra geniali frazė. Jo, tai va, pabaigai tokia visai linksmybė, bet net ir šunys gali vaip kovadinti. Beje, netgi buvo įdomu, kad jisai pradžiai sako, aš bandžiau išmokyti šunį, kad jisai liptų ant tos klaviatūros, nenori jisai lipti, gana, sako, gal mano šuo durnas tiesiog. Tai pasiėmė protingesnį šunį, sako, žiauri gerą, metų protingą ten tokį šunį iš kaimyno ar iš kažkur, bet sako, jisai didesnis buvo, tai jis laiką perlipdo klaviatūrą, jam tiesiog jinai per maža būdavo, tai likau prie savo durniuko. Pagerino šuns modelį? Tai va, tokios linksmybės pabaigai ir tokia diena. Sakom ačiū, 2 bitai sakom iki, pasimatykime komentaruose ir kitą savaitę. Čiau, iki. Iki. 2 bitai. 2 bitus remia Vilnius Tech.